Žurnalas Savaitė. Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. Paulinė premium skalbikliai ir minkštikliai. Apsigaubk aromato, kuris įkvepia. Sveiki, čia laida Noriu dirbti. Mes bandome sugriauti ir beje labai sėkmingai įvairiausius mitus apie profesijas. Šiandieną pakalbėkime apie labai svarbią profesiją – medikai. Yra sakoma, kad iš pašaukimo turi būti medikas. Ir yra sakoma, jog yra tokių medikų, kurie tiesiog išklauso ir išrašo receptą. Bandykime sugriauti šį mitą. Senovėje, kai žmogus dar tik mokėsi suprasti pasaulį, liga atrodė kaip paslaptis, bausmė, o kartais kaip ženklas iš dangaus. Tada atsirado pirmieji gydytojai, šamanai, žiniuonis, tie, kurie nebijojo prieiti prie sergančiojo. Kai visi kiti traukėsi, jie kalbėjosi su vėjais, meldėsi dievams, degino žoles ir tikėjo, kad dūmuose slypi išgyjimas. Tais laikais gydymas buvo stebuklas, o tikėjimas vaistas. Ir vis dėlto, net tada prieš 7000 metų žmogus jau bandė suprasti kūną. Archeologai randa kaukolių su preciziškai išgręžtomis skylutėmis. Senovės žmonės atliko operacijas, kad paleistų blogą dvasią. Daug kas išgyveno. Praėjo šimtmečiai, atėjo Graikija. Filosofų, mąstytojų ir pirmųjų gydytojų laikai. Hipokratas pasakė tai, kas iki šiol skamba kiekvieno gydytojo priesaikoje. Nepakenk. Jis pirmasis išdrįso pasakyti, kad ligos kyla ne iš dievų pykčio, o iš gamtos dėsnių. Nuo tada medicina pradėjo savo kelionę į mokslą, nuo burtų iki žinių. Viduramžiais gydymas buvo pavojingas. Chirurgas dažnai būdavo kirpėjas, o gydytojas kartais kunigas. Ligoninėse kvepėjo ne dezinfekcija krauju. Kraujo nuleidimas, dėlės, amuletai – viskas, ką turėjo žmogus prieš skausmą. Ir vis dėlto, net tamsoje gimė šviesa. Buvo parašytas medicinos kanonas, knyga, pagal kurią gydytojai mokėsi dar 6 šimtmečius. Tada prasidėjo atradimų amžius. Mikroskopas atvėrė pasaulį, kurio žmogaus akis niekada nematė. Atrado bakterijas, vakcinas, rentgeno spindulius. Gydytojai perėjo iš šventyklų į laboratorijas, iš maldos į tyrimus. Ir štai mes šiandien. Baltos sienos, monitoriai, robotai, chirurgai, dirbtinis intelektas, dirbantis kartu su žmogumi. Operacijos atliekamos per kelių milimetrų pjūvį. Širdis taisoma neišėmus jos iš kūno. Šiandien gydytoja žvelgia nebe tik į pacientą, jis žvelgia į ląstelę, į geną, į žmogaus mikropasaulį. Ir vis dėlto kažkas nepasikeitė, nes gydytojo esmė ta pati. Jis vis dar tas, kuris prisėda šalia sergančio ir sako, aš padėsiu. Tas, kuris ne tik mato kūną, bet ir jaučia žmogų. Nuo dūmų iki lazerių, nuo ritualo iki genetikos. Medicina pasikeitė net pažįstamai, bet gydytojo širdis liko tokia pati. Ta, kurią vedė troškimas išgelbėti kitą žmogų nuo pat pirmos dienos, kai žmogus išmoko ištarti nebijok. Pristatome šios laidos herojų. Violeta Semenovič. Po jos vadovaujamos klinikos stogų moderniausios technologijos, profesionalų komanda ir tikslas vienas – padėti žmogui jaustis geriau. Mūsų laida griauna įvairiausius mitus ir mes šiandieną pabandykime sugriauti mitą, kad gydytojo darbas tai yra tik tai ateini, pažiūri, surašai receptą ir uždarai duris. Ar iš tikrųjų taip yra? Ar iš tikrųjų gydytojas yra 100 kartų daugiau, negu ten kaip vos ne gyvenimo būdo vadybininkas? Iš tikrųjų, žiūrint, kur tas gydytojas dirba. Jeigu dirba darbe, kur duoda 7 minutės arba 12 minučių paciento apžiūrai ir užpildytą sveikatą, tai be abejo, čia taip ir būna, kad pacientas ateina, 7 minutės, tu nelabai ką gali padaryti, tai tada tu dirbi kaip robotukas. Vizito pas gydytoją trukmė Lietuvoje nėra vienoda. Ji priklauso nuo gydytojo specialybės, poliklinikos, paciento būklės ir net gydymo įstaigos darbo organizavimo. Vis dėlto svarbiausia ne minutės, o tai, kad pacientas būtų išgirstas, nes gydytojo profesionalumas matuojamas ne vien žiniomis ar technologijomis, bet gebėjimu sustoti, pažvelgti žmogui į akis ir išgirsti, ką jis iš tiesų nori pasakyti. Kiekvienas gydytojas turi įsigilinti į paciento problemą, į paciento ligas ir ne tik tais žinoti, kaip padėti, bet ir su tuo pacientu apie tai padiskutuoti.
Klausydamasis sergančio žmogaus, gydytojas visada atsiduria ypatingoje erdvėje, tarp kito žmogaus skausmo ir savo pareigos padėti. Ta akimirka, kai pacientas pasako apie savo ligą, savo baimę ir neviltį, gydytojas turi padėti į šalį viską – nuovargį, asmeninius rūpesčius, net savo emocijas. Tuo metu svarbus tik vienas žmogus – tas, kuris sėdi priešais. Aš tai, pavyzdžiui, išpratėčiau, kai teini darbą ir visą laiką turi galvoti apie tai, kad šiandien aptarnausi kokie 10 sergančių ir piktų žmonių. Būtent, kai gydytojas arba bet kuris kitas medikas ateina į darbą, tai tą dieną jis negali žinoti, kas jo laukia, nes žmonės ateina dažniausiai pas daktarą tada, kada jam yra blogai. Retas žmogus ateina, kada yra gerai, nebent dėl profilaktikos. Tai tų emocijų yra iš tikrųjų begalės. Tai gerai, o kokie yra būdai, kaip gydytojai išvengia to streso? Ar neįmanoma išvengti vis dėlto? Manau, kad tikrai neįmanoma, kaip bebūtų, kaip tu pripranti prie to darbo, prie tų emocijų, vis tiek kartais būna, kad grįžti namo ir tos emocijos net nepalieka, tu dar visą vakarą galvoji apie tą pacientą. Ir mes visi norime, kad, kai gydytojo kabinete kalbame apie savo sveikatą, kiekvienas mūsų žodis, kiekviena mintis būtų išgirsta. Todėl čia, kur kiekviena detalė, kiekvienas sprendimas gali turėti didelę įtaką žmogaus sveikatai, dirbantis turi būti ne tik profesionalai, jie turi būti gydytojai iš pašaukimo. Žmonės, kuriems svarbiausia ne tik procedūros ar tvarka, bet pirmiausia, paciento gerovė, jo pasitikėjimas, jo gyvenimas. Pirma, ką reikėtų padaryti gydytojai, tai stojant į tokią profesiją, einant mokinti, studijuoti tokią profesiją, tai tu turi jau būti pasiruošęs ir tu turėtum norėti dirbti tokį darbą, stoti ne tam, kad įstoti dėl to, kad neturi kur daugiau įstoti arba nežinai kur, bet dėl to, kad tu nori dirbti šitą darbą. Tai pašaukimas? Taip, tai turėtų būti pašaukimas. Iš tikrųjų, tai man taip yra nuoširdu, kai tu gali paskambinti į polikliniką, vaikas susirgo. Staigiai paskambinai, pakalbėjai, tau padėjo sutvarkė. Tau kažkas atsitiko, dėl vaistų nori pasikonsultuoti ir su tavim kalba, tave pažįsta. Tu tada tikrai jautiesi toks reikalingas ir toks saugus, bet ne visose klinikose tai yra. Tau reikia laukti ir gan ilgai, kad sulauktum to kvitelę. Taip, tai yra tiesa. Ten, kur yra prirašymai, tai tikrai yra ir tos eilės, reikia imti talonėlį. Pas mus trupučiuką viskas kitaip yra, mes priimam pacientą kiekvieną tą pačią dieną, jeigu tai yra ekstra ir jeigu reikia šeimos gydytojas, tai mes tikrai priimam tą pačią dieną. Taip pat mes dirbam ir savaitgaliais, ir šventiniam dienom. Netgi savaitgaliais? Taip, tai gal, aišku, sutrumpintom valandom, bet tikrai dirbam dėl to, kad žmogus serga kiekvieną dieną. Ir jeigu tu pradedi gydymą penktadienį, tu negali pasakyti jam tik pirmadienį. Tu turi priimti ir šeštadienį, ir sekmadienį. Arba suserga šeštadienį, mūsų pacientas yra jau irgi pripratęs prie mūsų gydytoja viską žino apie tą pacientą ir tada ką jam daryti. Tai tikrai mes dirbam ir savaitgalis tam, kad tą pacientą priimti kiekvieną dieną. Tada, kada jam reikia. Ne tada, kada mes norim, bet tada, kada jam reikia. Čia visiškai taip tobulai, kažkaip net sunku patikėti. Tu gali kiekvieną dieną paskambinti savo gydytojui? Taip, kiekvieną dieną, jeigu aš gydytojas tą dirba. Bet jeigu gydytojas nedirba, tai kitas priima. Taip. Bet čia turbūt ne ta vieta yra, kur ištisą parą. Aš gal ištisą parą dirbu. Man galima paskambinti visą laiką ir aš visą laiką atsiliepsiu ir pakonsultuosiu tiek, kiek aš suprasiu ir kiek aš galėsiu atsakyti ir padėti. Man skambina ir sekmadienis, ir šeštadienis. Tai aš suprantu, aš suprantu, kad turite nemažai draugų, ar ne? Ir dažnai labai draugai skambina ir asmeniniais klausimais. Ir šeštadienį, ir sekmadienį. Šiaip jo, man visi pacientai yra mano draugai. Dėl ko? Dėl to, kad aš visą laiką nenoriu, kad tarp manęs ir pacientų būtų ta siena, kad pacientas galėtų visą laiką man paskambinti. Ar tai būtų sekmadienio vakaras, ar šeštadienio vakaras, kad jie galėtų paskambinti. Nes kartais būna, kad kažkas atsitinka, jie tik kitą dieną man skambina, sako, va, tai buvo atsitikę, sakau, kodėl tu man nepaskambinai. Tai aš nenorėjau trukdyti. Geras, tai galim trukdyti jūs. Man labai patinka, kai manęs trukdo.
geras. Gydytojai patinka, kai jį trūksta. Jo, nes pacientas, šiaip realiai iš tikrųjų man nieks neskambina paklausti, kaip man sekasi. Dažniausiai man skambina paklausti... Turiu temperatūros. Taip, tai dėl to, kaip ir aš jau pripratau ir man tikrai yra malonu, nes, sakau, žmogus skambina man tada, kada jam reikia pagalbos. Tai jeigu jam reikia pagalbos, reiškia, jam reikia dabar, o ne rytoj, ne poryt. Pačiai nepikta, kad nepaklausti, kaip sekasi, o reikia pagalbos? Ne, aš džiaugiuosi, kad man bent paskambina tada, kada jiem yra blogai. Tai aš labai džiaugiuosi. Violeta, klinikos P9 įkūrėja ir vadovė. Čia dirbančią komandą vienyje viena misija – būti šalia, kai jums reikia, nuo pat pirmo žodžio iki sprendimo. Klinikoje susilieja šiuolaikinės technologijos ir žmogiškas rūpestis nuo šeimos medicinos, kardiologijos, neurologijos iki laboratorinių bei prevencinių tyrimų. Man patinka mano darbas. Ir niekas neerzina? Kartais būna erzina. Erzina gal, kai būna pilnatis. Čia, esu girdėjusi, tarp kitko, man sakė, kad šitas, kad yra pilnatis, posakis, kad jis yra neteisingas, kad žmonės nereaguoja, sveikata nereaguoja niekaip į pilnatį. Reaguoja ir medicinoje labai tai jaučiasi. Jeigu mes iš karto net ir matom pagal pacientų elgesį, kad jau yra pilnatis iš tikrųjų. O man sakė, 100% yra įrodyta moksliškai, kad niekaip pilnatis nereaguoja žmogaus smegenis. Reaguoja. Taigi, ar tai pilnatis, ar bloga nuotaika? Gydytojas pamiršta viską, kai į jo kabinetą įžengia žmogus. Ir niekaip čia nesigautų. Tik paklausiau, įsiklausiau ir išrašiau receptą vaistams. Tai ne mechaninis veiksmas, o atsakomybės ir dėmesio akimirka, kai kiekvienas žodis, kiekvienas sprendimas svarbus žmogaus sveikatai. Aš visą laiką sakau, čia yra Dievo dovana, jeigu tu dirbi savo mylimą darbą. Tai jeigu tu dirbi savo mylimą darbą, išsirenki savo tinkamą specialybę, tai tu ir savo darbą dirbsi labai gerai. Kai tu įsigilini pacientų problemą, kai tu rūpiniesi juo, tai tada ir tas pacientas visą laiką pas tave grįžta. Yra tikrai daktarų ir pas mus klinikoje yra daktarų, kur vakare pasižiūri rezultatus paciento, kitą dieną ateina, jam nereikia priminti, jis jau paskambins tam pacientui. Tai tada, kai jau tu rūpiniesi pacientų, tada ir tu būni tas gydytojas, labai geras gydytojas, pas kurį norisi grįžti. Sveiki sugrįžę po reklamos. Šiandieną laidoje Noriu dirbti mes kalbame apie labai svarbią profesiją, apie medikus. Medikai yra iš pašaukimo, arba medikai yra tik tie, kurie išklauso ir išrašo receptą. Manau, šį mitą mes tikrai paneigsime. Jei kadaise žmonės tikėjo samanomis ir burtais, šiandien ligas atpažįstame be magijos, padedant pažangioms technologijoms. Medicina tiksliai diagnozuoja ir gydo ten, kur anksčiau veikė tik viltis. Tačiau šiandieną yra ir tokių pacientų, kurie mano, kad juos gali išgydyti dirbtinis intelektas. Bet jis ne gydytojas. Tik žmogus gali pamatyti visumą. Todėl medicina vis dar remiasi ne vien algoritmais, bet ir širdimi. Dabar iš tikrųjų net žmogui nereikia kažką pasakoti, jis pats ateina ir viską žino. Jis Google, tai ateina ChatGPT. Ir susako, man reikia tokios lašelinės. Be abejo, negalima taip daryti, visą laiką pacientas yra užrašomas pas gydytoją, gydytojas pakonsultuoja. Ir tada tik tai kažkas ar nevyksta. Bet noriu jūsų paklausti, tai kaip jūs reaguojate į tokius klientus? Nes dabar visi klientai gali gydytis namuose. Man įkando kažkoksai ten išsivedi dirbtinis intelektas, greitai paaiškina, kokiu tepaliuku reikia tepti, kas įkando. Tai savigyda kartais būna priveda prie negerų dalykų. Tai aš suprantu, kad savigyda, bet ką mes galėtumėm pasakyti tiems žmonėms, kurie bando viską suieškoti internete, kažkokia liga. Oi, kažkas atsitiko. Aš turėjau tokią madą. Oi, jau man čia tikrai tai bus infarktas. Oi, man čia reikėtų pasitikrinti. Ir tada jūs į Facebooką rašot ir komentatoriai sako, ką reikia daryti. Ne, aš sakau visą laiką tokiam žmonėm taip, kiekvienas turi dirbti savo darbą. Medikas turi savo darbą daryti, gydyti, o pacientas turi savo darbą daryti. Ir jeigu kyla problemų ir klausimų dėl sveikatos, jis turi kreiptis pirmą pas šeimos gydytoją. Ir jeigu neaišku, tai nors ir kiekvieną dieną pas gydytoją. Geriau nueiti daugiau negu mažiau ir pražiopsoti kažkokią tai ligą.
Nu, paskui, žinai, sėdėsi visą laiką prie šeimos gydytojos kabineto, sakys, na visai protelis pasimaišė. Kartais atrodo, ar mes negaištam medikų laiko, jeigu ateinam pas juos su kažkokiamis labai smulkmenomis? Kiekvienas žmogus vis tik turėtų įvertinti savo tas problemas, tas skausmus, jeigu atsiranda kažkas, ar tu gali palaukti, ar tu jau nebegali palaukti. Tai čia yra labai individualiai. Bet niekada neturėtų būti gėda, pavyzdžiui. Man kartais būna gėda, va tokia riba, kai galvoju, ar dabar skambinti. Tai žiūrėkit, kai jums bus gėda, paskambinkit man. Ai, supratau. Kartais iš tikrųjų būna, ar ne, tokių dalykų, kai atrodo, nu ką tu čia prisigalvoji, gi nieko čia tokio nebus, bet iš tikrųjų tu nežinai, ar ne? Nežinai, ir žinokit, tikrai buvo tokių situacijų ne vienas, kur žmogus galvodamas, kad čia nieko baisaus, o iš tikrųjų po to labai būna pasekmės, pasekmės. Tai neturėtų būti gėda. Taip, aš visą laiką už profilaktiką. Ir aplamai tam, kad nebūtų blogai, reikia eiti profilaktiškai tikrintis. Violeta pabrėžia, gėdytis dėl savo sveikatos nereikia. Kūnas kalba savais ženklais ir išgirsti juos nesilpnumo, o stiprybės ženklas. Ir nereikia bijoti kreiptis į kelis gydytojus. Kartais tik kelių specialistų nuomonės padeda geriau suprasti, kas iš tiesų vyksta. Aš pati praėjusiais metais susirgau Laimo liga. Ir aš taip ieškojau, atrodė, tų erkių visur, kur tik bebuvo įmanoma. Ir aš tada buvo man tas toksai momentas, ar aš ne per daug įkyriu savo gydytojai. Nes man atrodė, kad reikia gydytis dar daugiau, kad aš niekada nepasveiksiu nuo tos Laimo ligos. Ir aš tada prisimenu, kažkur paskaičiau, kad padeda baro kameros. Kas tai yra? Hiperbarinės terapijos. Kas tai yra? Man labai įdomu. Tai yra, kai tu guli padidintam slėgyje ir kvėpuoji deguonim, tas deguonis įsiskverbia į mūsų kiekvieną ląstelę. Ir ląstelė atsinaujina 10 kartų greičiau. Kai tas hiperbarinės terapijos, jos paveikia nervinę sistemą. Tai nuima ir uždegimus, po insultų labai gerai irgi atstato paralyžių, taip pat ir nuo Laimo ligos pasekmių, tai irgi yra atminties stoka, Yra šiek tiek tas atminties stokos. Tada irgi yra tokių simptomų kaip lengvas paralyžius irgi, tai vieną ranką, tai kitą ranką skauda, tai tikrai padeda hiperbarinės terapijos. Visai netrukus duris atvers naujas klinikos P9 filialas ir Klaipėdoje. O Violeta regis nebeturės laiko paroje, juk ji taip nuoširdžiai išgyvena dėl kiekvieno savo paciento. Aš, pavyzdžiui, pas mane jaučiu nei vienos dienos nėra, kad aš nepagalvočiau grįžus apie kažkokį tai pacientą. Aš dar grįžtu, aš pradedu dar, tam dariau kraujo tyrimus, reikia vakare pažiūrėti, koks atsakymas. Aš jiem rašau, ten sakau, oi, Violeta, tai gal rytoj, nesakau, dabar pakomentuosiu. Aš va taip dirbu, bet sakau, aš myliu savo darbą, kai manęs klausia, iš kur, kodėl tokį, kur sėkmė yra, slypi kur. Sakau, meilė darbui. Kai tu myli tą darbą, tai tu ir dirbi. Kai tu, ta prasme, dirbi už algą, tai tu ir dirbi. Čia bet kokioje srityje taip tada reiškia. Jo. Bet kokioje srityje. Jeigu tu dirbi tik tai tam, kad atidirbti tas vadinamas savo darbo valandas, tai tada ir sėdi, tik tai išrašai, išklausai, išrašai receptą, įduodi ir viskas. Taip, tai mažai žmonių aplamai paėmus, taip, mažai žmonių dirba savo mylimą darbą. Daugiausiai dirba ten, kur surandu, ten, kur priimu. Dėl to ir būna, kad tai vienoje vietoje padirba, tai administratorė, tai reklamų ten vadovė, tai turizmo agentūra. Ir tu nedirbi, nes tu nežinai, ko tu nori dirbti. Ten patiko, man jau nusibodu, ten. Bet kai tu dirbi, bet labai mažai žmonių dirba savo mylimą darbą. Pavyzdžiui, mūsų kardiologas, kuris dirba, jis visą laiką prašo, kad tam, kad jis galėtų vakare sėdėti ir perskaityti apie paciento visas ligas. Nes jisai nori ateiti kitą dieną, jau žinodamas apie tą pacientą, nes su širdim susiję visas kūnas. Ir jeigu tu kažką praleisi, tu gali praleisti ir tą momentą, dėl ko yra blogai, dėl ko ta širdelė ne taip dirba, kaip turėtų dirbti. Tai dėl to toks gydytojas, jisai tikrai myli savo darbą, jisai neskaičiuoja viršvalandžių, o tiesiog dirba savo mylimą darbą. Ir kai dirbi savo mylimą darbą, yra tikrai 100 kartų patvirtinta,
ir uždirbi tada. Ir uždirbi, ir tai čia faktas. Ir galvos neskauda. Ir galvos neskauda, ir laimingas. Ir ryte nėra taip, kad sakai savo, vėl į tą darbą reikia eiti. Mitas, kad gydytojas tik išklauso paciento ir išrašo receptą, paneigtas. Ši profesija kur kas daugiau nei vien techninės žinios. Empatija čia tampa lyg antra akis. Ji padeda matyti visumą, o ne vien ligos diagnozę. Atsidavimas profesijai reiškia nuolatinį mokymąsi, stebėjimą ir rūpestį, nes kiekvienas pacientas yra unikalus, o kiekvienas atvejis ypatingas. Dėkojame savo draugams. CV Online – tai ne tik darbo skelbimų portalas, bet ir stiprus personalo paieškos, atrankos ir įvertinimo paslaugų teikėjas, kuris stengiasi būti geriausiu partneriu darbdaviams, ieškantiems darbo ir darbuotojams.